Sveiki visi, čia Minecraft Gaming EU ir šiandien pažaisim Minecraft modpaką Big Dig. Taigi, pradėkime prie reikalo. Visų pirma, mes atsiradę gauname šarvus, tai užsidėkime, tada pakeista tekstūros, maždaug suprantate. Tai paimsim šitų nereikės ir deglų pasimsim deglus, o skryinę pasigaminsim. Taigi, žadėjau žaisti modpaką, aišku, pertrauka čia buvo, sakiau, anksčiau žaisiu, bet taip išėjo ir ką jau padarysim. Taigi čia yra redstone'as, jau iš karto atpažinote ir nežaidžiu Feed the Beast dėl to, nes man labai lagina jis, norėjau labai Feed the Beast pažaisti. Tai jeigu žinote kaip sutvarkyti, tai numeskite pamoką, žiūrėkite deimantai, numeskite pamoką, kaip ištvarkyti tuos lagus ir tikrai išlikimas tas bus. Ir Big Dig tai galima labai lengvai rasti resursų. Taigi, pasidėkime čia waypointą, kad čia yra deimantai. Dabar eime geležies paieškot, nes jos reikės, turim to dabar. Galime nusikirsti biškį medžią, nukertam apačią, visas medis man nukrenta. Tai labai lengva šitą modpakę žaisti, jame yra net 100 modų, 94 modai, beveik jau 100 ir tikrai yra ką pažaisti. Taigi, čia kažkas tai net nežinau, kas čia yra, mums reikia geležies. Va, emeraldai. Ir ta tokia, ten galvojat kas yra, ten yra tokia kasykla, ne kasykla, monster spawneris. Ir iš karto atsiprašau už FPS drop. Čia gal koks labirintas net tas. Zombiai. Zombiai. Matėme skrynią, gal rasim ko nors visko yra, tik visai įdomus modpakas. Va, yra kriaušės, tai mes viską čia susirinkime. Ten monster spawneriai. Ir lipame žemyn prie skrynių. Perškėvėt, zinc bar, Cooper. Tik nesuprantu, kuo Cooper bar nuo Cooperio skiriasi. Manau, laikui bėgant suprasime. Ir ką, geležies taip ir neradome. O jos mums reikėtų kažkaip. Kad galėtume iškirsti tuos deimantus, pasigamintume deimantinį kaliklį. Vo, ten net yra aukso.
žaidimas tikrai geras. Patariu visiems jį pažaisti. Ir iš karto tikrai atsiprašau už žodžius. Kažkas tai suurzgia, man nepatinka. Tai manau reikia kažkur čia netoli įsikurti. O kaip ten jis vadinas? Kvarts. Man įdomu, ar su kvarco pikeksu galima iškalti deimantus. Jeigu galima, tada kalkime kvarcą. Bet manau, kad negalima. O, net emeraldų radome. Žiūrėkit, šitas mudbekas tikrai geras. Galite jį pažaisti, nors aš čia jau kokį 100 kartą sakau, kad jis tikrai geras. Nors man tai jis tikrai įspūdį palieka. Vien tik resursų atžvilgių, kadangi labai lengva gauti resursus. Ir pasigaminkime pikeksą ir nueikime išbandyti. Nueiname pabandyti. Ir mums reikia užšokti. Jo, leidžia, žiūrėkit. Na va, turime deimantų. Tikrai mudbekas. Dar kartą sakau, labai geras. Iškalkime redstone. Ir eikime kalti auksą. Jaučiu aš čia ir įsigyvensiu, nes va, nematėme geležies, ten viršui buvo. Va, matote, emeraldų jau radom. Visko randam šitame mudbeke. Taigi, pasigaminkime 2 skrynes. Išmeskim tą mėsą. Oi. Reikia pasigaminti skryną. Ir pasistatyti ją čia. Ir susidėti. Radome tikrai daug ko, netgi tų blueberry. Va, unbreaking 1. Pikeksas irgi geras. Ir ėmė iškalti emeraldus, dar va kvarcą radome vėl. Va, dabar gerai būtų NPC villager rasti, tai paprekiauti, nusipirktume tiesiog iš villager kažko už emeraldus. Kaip matome, tikrai yra daug geležies. Jau va, iš vienos vietos gavome net 23 geležies. Dar iškalkime kvarcą. Ir man įdomu, kas čia yra. Čia yra Ferius ore. Ateina naktis, ar man taip atrodo. Galbūt vaidenasi. Ir sugrįšiu po trumpos pertraukėlės. Na va, grįžau po pertraukėlės ir, kaip matome, tikrai atėjo naktis. Taigi, reikia paimti šitą skrynę. Tegul ji būna, o mes eime pasikasinėti naktį. Apšvieskime ir pasidėkime waypointą. Man rodo suvarį. Va, su C. Čestas. Ir taigi, manau, baigsime šią dalį.
šitoj daly žadu pasistatyti namą, arba bent jau būti pasistatęs, pasiruošęs video. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Minecraft Gaming Dėl ir sakau jums viso gero.